Dėkuoju už galimybę susitikti. Mes kalbėjom apie komandos formavimo mokymus su jumis, aptarėm galimybės, tai leiskit man paklausti pirmiausia, tai kokias situacijas jūs norėtumėt spręsti savo kolektyve? Norim suvienyti kolektyvą, norim išeiti iš komforto zonos. Pasižiūrėti, kas yra mūsų stiprioji grandis, kas mūsų silpnoji grandis, kaip bendrai kaip komanda, kur esame stiprus ir kur silpni. Galbūt išryškės darbuotojų tokių savybių, kur mums padės vadovam darbe jiem padėti siekti įgyvendinti savo tikslus. O kokius tikslus keliat mokymams? Šiai dienai, galvoju, mūsų tokiai dideliai komandai yra labai aktuali bendradarbiavimo situacija. Tikimės vienybės komandai, motyvacijos siekiant tikslo, stiprios ir darnios komandos. Pažiūrėsime, kokia esame komanda, ar galime darniai suskambėti. Prieš mėnesį laiko buvom susitikę, bendravom apie lūkesčius, kuriuos jūs turit, situacijas, kurias sprendžiat kolektyve. Tai kadangi šiandien praleidom visą dieną kartu su jūsų kolektyvu, tai kas yra įdomu iš tikrųjų dabar sužinoti, kaip vertinat dieną visą ir kaip vertinat pasiektus tikslus? Vertinam labai puikiai, todėl kad mokymai buvo suorganizuoti labai geri, efektyvūs, įdomus. Ir kas svarbiausia, kad dalyvavo visa komanda. Man buvo labai svarbu, kad būtų visi įtraukti į užduotis, kad visi aktyviai, noriai dalyvautų. Yra toks gražus pasakymas, sako, galimybė mėgsta pasiruošusi protą. Ne? Jeigu negalvoji, tai tu niekur nematai. Tai pačiai pabaigai noriu paprašyti jūsų pasidalinti savo įžvalgom. Nežinomybė tik tai dar labiau mus sudomino. Ir vis norėjosi sužinoti, o kas dabar seka, kas bus toliau. Tai galbūt ir davė šiokio tokio adrenalino, nerimo, bet tas tik ir tokio davė užsidegimo daugiau. Iš šios dienos galėčiau pasakyti, kad jūsų darbštumas yra jūsų stiprybė. Man kaip vadovai buvo labai svarbu, kad nereikėjo nieko rūpintis, kad patikėtos užduotis jūsų komandai buvo išties išpildytos iki galo ir šiandien, kur mes esame, ką mes patyrėme šitose mokymuose, tai iš tikrųjų labai didelė patirtis, kurią galėsime atsinešti ir į savo organizacijos vidų, savo darbe galėsime pritaikyti.